Šioje video pamokėlėje norėčiau pateikti atsakymą į jūsų klausimą, kaip kitu būdu pakviesti norimą Eufolio narį į draugus arba kaip žmonės ar mokinius sujungti į vieną grupę. Taigi, kaip visą laiką, prisijungiame prie tinklalapio ir susirandame norimą žmogų. Ta galima padaryti vartotojus, kuriuos matome prisijungusius sąraše, sakykime, štai čia aš matau ponę Jolantą, tiesiog spusteliu ties jos profiliu, na ir štai čia matot yra toks raudonas mygtukas, kurį paspaudus aš Jolantą prijungčiau prie Beyoncé Group arba prie projekto grupė LT. Taip pat galiu štai čia įrašyti ją į grupę. Kitas variantas, grįžtam atgal, yra surasti norimą vartotoją. Štai čia viršutinėme paieškos lange aš įvedu norimo vartotojo vardą pavardę, sakykime, jeigu tai bus Virginija Navickienė, paspaudžiu ieškoti. Na ir štai čia matote įrankių juostą, galima nusiųsti tiesiogiai žinutę tam žmogui, arba spustelėjus šalia žalio kvadratėlio pliusiuką, mes tiesiog išsiųsime pakvietimą draugauti. Na ir jį patvirtinęs žmogus atsidurs mūsų draugų sąraše. Tiek paaiškinimų apie jungimą į grupės ir pakvietimą į draugus.